Prieš 4 metus kelionių žurnalistė Kristina Stalnionytė, ruošdama straipsnį apie Jokūbo kelią, stengiasi rašyti kuo išsameu, nes jau tada sukosi idėja rašyti knygą apie Ispanijos pakraščių nusidriekusi kelią, jungianti ilgą virtinę istorinių miestų ir miestelių, senųjų krikščioniškosios religijos centrų, kurie tarp kalnų ir lygumų įsibarstė iki Santiago de Compostelos. Kaip šį nuo 9 amžiaus populiarų piligrimų kelią atrado autorė. Prieš 7 metus prieš išeidama į tą kelią, aš vienoje knygoje radau Jokūbo kelio aprašymą. Ir iš karto pasižiūrėjau ir galvoju, nu čia tai būtų fantastika. Kažkaip tai labai norėjau nueiti, bet kadangi kiekvienais metais vis negalėdavo su manim niekas eiti, aš visada būdavau viena. Ir niekas neturėdavo laiko, sakydavo, ai, čia man reikia dirbti, čia man reikia mokyti, čia man tas išvažiuoja. Ir laukiu 7 metus, kol galų gale supratau, kad aš taip lauksiu visą gyvenimą ir niekas manim neis. Ir pagalvojau, kad reikia man keliauti vienai. Vis tiek vienas ten nebūni, kadangi žmonių yra aplinkui, piligrimų yra daug, su kiekvienais metais daugėja. Ir labai gaila, bet tas kelias ir komercialėja iš tikrųjų. Autorės nuotraukomis gausiai iliustruotoje knygoje daug praktinės ir istorinės informacijos. 42 dienas trukusios kelionės pėsčiomis įspūdžiai, nuotykiai, pažintys su Šiaurės Ispanijos miestais ir kaimais atskleidžia skaitytojui šiandieninę kelio realybę. Kam Kristinos manymu galėtų būti įdomi jos knyga? Aš manau, kad mano knygos skaitytojas bus smalsus žmogus keliaujantis, kurį domina architektūra, kurį domina pažinti kitos šalies žmonės. Nes aš knygoje aprašau 4 regionus. Navarą, Rioja, Castilla León ir Galicija. Ir eidama per kiekvieną regioną aš susipažinau su įvairiais žmonėm, įvairiais piligrimais iš viso pasaulio. Ir mes tiesiog bendravom. Pamačiau daug labai architektūros paminklų, kultūros, virtuvės. Aprašau vynus, kokius daro kiekvienas regionas, kas jiems būdinga. Tai aš manau, kad tas skaitytojas bus toks, kuris yra atviras pasauliui ir kuris nori pažinti tiesiog ir galbūt pats nori nueiti tuo keliu.